Keliauti reiškia nusipurtyti visas kasdienis, menkavertes, ydingas dulkes, pamiršti smulkes, o kartais ir stambesnės intrigeles, atsinaujinti ir papildyti savo vidinį aš, tapti didesniu žmogumi. Tik pažinimas yra mūsų gyvenimo tikslas. Lietuvių keliautojas Antanas Paška. Sveiki. Šiandienos maršrutas yra Panevėžys Troškūnai. Esu Panevėžio geležinkelio stotyje, o man už nugaros yra transportas, kurio vyksime į kelionę. Tai Siaurukas. Šis traukinys yra vienintelis Lietuvoje unikalus technikos paminklas. Žmonių švelniai pramintas Siauruku, dabar jisai tarnauja turisto pramogoms ir geležinkelio istorijos pažinimui. Belieka užsiimti vietas, nes pakeleiviai jau renkasi. Tai turbūt vienintelis traukinys, kuris sulaukia vėluojančių. Įsitaisę jaukiuose vagonuose pajudame iš Panevėžio. Riedant vos 30 km/h greičiu, kelionė netrunka. Čiobrelio arbata, prancūziškos bandelės, akordeonininkų melodijos praskaidrina kelionę ir gerai nusiteikę artėjame link Troškūnų, kur duris atvers Troškūnų bažnyčia ir buvęs Bernardinų vienuolynas, kuriame vakaras nušvis prancūziška dvasia. Vos atvykus mus pasitinka Troškūnų stotelė, kurioje įrengta Siaurojo geležinkelio istorijos ekspozicija. Šitoj stoty, kuomet atvyksta mūsų keleiviai, reguliariais reisais ar nereguliariais reisais, paprastai viena galimybė yra pristatyti Siaurojo geležinkelio istoriją šituose čia esančiuose stenduose. Ir išlipus iš traukinuko rekomenduotume, tai aišku, čia. Būtinai. Reiškia, apžiūrėti čia tą autentišką pavydalą, nes čia niekas neremontuota, taip kaip buvo prieš 100 metų, maždaug viskas atidengta. Nuo pat įkūrimo Siaurojo geležinkelio, nuo pat atsiradimo momento, kuomet jis apskritai Lietuvoje atsirado, kas jį pastatė, kaip pastatė čia ir kaip visuomenė sutiko tą naujieną. Viena iš tokių čia labai ryškus atsiminimas, kaip žmonės bijojo to traukinio. Ir pradžioje vadino jį Liuciperiaus pečium, po to samovarėlio, o jau galiausiai dabar to mažybinio žodelių Siaurukas. Pristatoma taip vadinama Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio turistinė erdvė, nes čia yra suvesta ir pavaizduoti beveik visi aktualūs objektai, kuriuos mes aplankome keliaudami Siauruku vienu ar kitu maršrutu, ar tai pėstute, ar tai tęsiant kelionę dviračiais, ar tai tiesiog vietoje randame, pavyzdžiui, vertybės, kaip mes esame Troškūnų stotyje, arba Anykščių stotyje, arba vaikščiant po Anykščius, arba važiuojant vienokį ar kitokį maršrutą, reiškia. Tai veikiantis ruožas, kaip žinia, nuo Panevėžio dabar iki Rumbikių mes važiuojame, turim tą galimybę keliauti. Neatmetam, kad susiformuos kada nors galimybė keliauti iki Utenos ir nuo Panevėžio iki Biržų bei iki Linkuvos. Nes šitas kraštas taip pat yra labai patrauklus ir geležinkelis jo infrastruktūra ten labai skiriasi. Belieka pasirinkti ar dviračių keliauti, ar pėsčiomis kažką? Jo, paprastai mes jau iškeliaudami, jau maršrutas būna sudarytas ir aplankom vienus ar kitus objektus jau būnam suplanavę, kad krūvis būtų ne per didelis, jeigu tai pėstute, tai gali būti iki 5 km, o jeigu tai dviračiais, kartais būna ir 25 km. Bet mėgėjiškas krūvis, neprofesionalus, lengvas, lėtas rekreacinis važiavimas, tai yra poilsis gamtoje, tai yra aktyvus poilsis, tai yra sveikatinimas. Nepaprastai įdomi, nepaprastai svarbi Lietuvai, nes geležinkelis Lietuvoje siaurasis buvo viena pagrindinių transporto priemonių, kol neturėjome guminių ratų. Ir ypatingai Biržų, Panevėžio, Anykščių, Utenos, Švenčionėlių ruožas. Nors to geležinkelio būta daug kur, net ir pajūryje savo laiku ir dar šiauriniuose dalyse, nuo Skapiškio, nuo Rokiškio, kas yra taip pat labai įdomu ir buvo jo visokio, ne tik 750 mm vėžės pločio, bet ir 600, o vienas ruožas buvo net 100 mm pločio. Na, žodžiu, net 3 pločio siauriai geležinkelio Lietuvoje buvę yra. Jau 114 metus skaičiuojančio Siaurojo geležinkelio istoriją atspindi stenduose eksponuojamos senos nuotraukos nuo pat geležinkelio atsiradimo pradžios, pasakomos pikantiškos istorijos. Siaurasis geležinkelis sukurtas ir pastatytas buvo visų pirma kaip prekinis traukinukas. Ir tai rodo jo sąstatų istorijose, jų pervežimo istorijose. Ir mažesnė dalimi buvo keleivinis ir tokiu būdu jis buvo lygiai bendro naudojimo.
Bet visų pirma buvo statomas tam, kad reikėjo privežti krovinius prie didesnių miestų arba prie plataus geležinkelio švenčionėliuose, kur praėjo Peterburgas, Varšuva, pirmasis geležinkelis, pastatytas dar 19 amžiaus vidury, ar prie Panevėžio Plačių geležinkelio. Nes tai buvo mediena, tai žemės ūkio produktai įvairūs. Ir tame tarpe ir gyvuliukai. Na, pavyzdžiui, iš šios stoties dažnai buvo vežamos kiaulės. Kiaulės ūkininkai čia suveždavo į kieme buvusią aptvarą. Jos laukdavo per naktį, nes anksti reikėjo išvažiuoti. Geležinkeliečiai ryte jas patikrindavo. Jeigu nedaug die kiaulė turėdavo kokią mėlynę, ji buvo brokuojama. Taip griežtai. Griežtai. Žinoma, geležinkeliečiai mums šaltiniuose randame, kad to pasinaudodavo. Žinoma, tą brokuotą kiaulę negi veš ūkininkas atgal į namus 20 km. Jie pirkdavo tą kiaulę žemesnę kainą savo. Nu tai va, tais burtais neprapūdavo, ne. Prašome prezidentų kambarį. Istorijos ekspozicijai matome, koks buvo svarbus geležinkelis. Štai siaurojo geležinkelio stotyje Panevėžyje lankosi Antanas Smetona, nepriklausomos Lietuvos prezidentas, ir netgi yra žinoma tiksliai kuri data. O štai čia po kurio laiko jau kitas prezidentas 26 metais, Kazys Grinius, atidaro Biržų siaurojo geležinkelio stotį. Vat kerpa juostelė. Tai čia tokių nuotraukų radome, jas labai branginam ir todėl tą salę vadiname prezidentų sale, nors iš tiesų tai buvo mūsų manimų greičiausiai stoties bufeto svečių kambarys. Ir mes šitą turime. Mes štai turime čia iš siaurojo geležinkelio svečių kambarių tokią kolekciją daikčiukų, kurią mums perdavė kraštotyrininkas uteniškis Algis Kulys. Štai. O jis ją gavo iš buvusios siauruko bufetininkės, kuri visą gyvenimą praleido siauruko bufetuose. Kadangi Onos Kertenienės, būtent Onos Kertenienės vyras dirbo siaurajam geležinkelyje įvairiose pareigose, o žmonės buvo kilnojami, dirbo įvairiose stotyse, tai žmonos įprastai važiuodavo kartu, gyvendavo su savo vyrais, jų nepaleisdavo ir buvo visai bandoma sukurti joms darbo vietas. Tai Ona Kertenienė visą gyvenimą pradirbo įvairiose siaurojo geležinkelio stotelėse ir baigė tą darbą Utenos geležinkelio stotelėje. Iki pat buvo uždarytas siaurasis geležinkelis. Turime net muzikinį mechanizmą nuo portsigaro dėžutės, nuo stalinio portsigaro. Aš truputėlį pasuksiu, pažiūrėsim, kaip jis skamba. Ne tik prisiliesti prie taip vadinamos bufetavos išsaugotos indų kolekcijos, bet čia išgirsti pristatomą siauruko pakelės legendą – Balio Karazijos vyndarystės istoriją. Tai čia Balys Karazija su savo būsima žmona Ida Ema Žvalginaitė, reiškia, ir čia jau gamybos pradžia, obuolių supirkimai, gamybos kelios, kiek mes radom tų nuotraukėlių, tai kai kurias iš jų pasireprodukavom ir kuomet pristatinėjom Balio Karazijos vyndarystės istoriją, kaip tai atsitiko, o tai būtent atsitiko šitose vietovėse, čia šalia Anykščių. Ir mums labai smagu, žinoma, ir tai yra vienas didelis mūsų kultūrinio turizmo pliusas. Jeigu visa Lietuva yra pagarsėjusi savo aldarystę, nuo Biržų iki Varėnos, ar ne? Tai ši vieta, kur mes šiandien esame, yra būtent ta vienintelė vieta, kur gimė ir buvo išsaugotos pramoninės vyndarystės tradicijos. Vos 2,5 kilometro Traškūnų link ir mus išdidžiai pasitinka bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis, kuris mena istoriją jau nuo 18 amžiaus. Apie stebuklingo paveikslo išlikimą saugojamą bažnyčioje klausiama Traškūnų parapijos klebonas Sauliaus Filipavičiaus. Esam Traškūnų švenčiausios trejybės bažnyčioje prie vieno iš reikšmingiausių bažnyčioje esančių tikėjimo ir kultūros paminklų, prie stebuklingo Dievo motinos paveikslo. Paveikslas tituluojamas Marijos karalienės vardu, jį dar vadina kiti Marija Rožinio karalienė, Marija Rožančiaus karalienė. Tai vienas iš seniausių paveikslų ne tik mūsų apylinkiai,
bet ir visoje Lietuvoje altorinių paveikslų Marijos. Paveikslo istorija yra labai įdomi ir gana intriguojanti. Paveikslas buvo dingęs nuo 1796 metų iki 1989 metų. Kodėl taip tiksliai nustatomos datos? O kai Lietuva neteko nepriklausomybės 1795 metais po trečio dviejų respublikų padalinimo, Žečpospolitos padalinimo. Čia buvę vienuoliai bernardinai užsakė pas dailininką nutapyti keletą to paveikslo detalių. Tai būtent tas vietas, kurios vaizduoja žmogaus kūną nepridengtą. Tai yra Marijos ir Jėzaus veidai, Jėzaus rankos, Marijos rankos ir Jėzaus pėdutės vaikelio. Ir tiesiog ant atskirų drobės gabalėlių dailininkas nutapė, padarė kopijas ir pas metalo apdirbimo meistrus dailininkai užsakė tokį metalinį rūbą dengiantį visą paveikslą. Ir ant to rūbo iškalta data 1796 metai. Tai reiškia, kad tais metais vienuoliai tą paveikslą paslėpė. Jie paprasčiausiai visą tą paveikslą uždengė raudonu barchatu. Taip kaip matot, šonuose raudonas barchatas, jie niekur to paveikslo iš čia neišnešė. Bet tiesiog uždėjo raudonų barchatų, ant to barchatų pritvirtino naujai tapytas detalės ir tas detalės naujai tapytas uždengė metalinių sidabruotų rūbų, ant kurio iškalta data 1796 metai. Tai vyko kitais metais po valstybės padalinimo. Kodėl tą darė vienuoliai, labai sunku pasakyti. Gal jie bijojo, kad to paveikslo nepagrobtų, nepavogtų kas nors, gal jie tiesiog darė kokią tai dovaną, votą Marijai, nes mato, čia yra irgi tokia ta lenta po paveikslu su karoliais, su širdelėm, su kojelėm, rankytėm visom. Tai yra tikinčių žmonių aukos, dovanos, jie vadinasi votai. Toks padėkos ženklas arba prašymo ženklas Dievui kažkoks už kažkokią malonę arba prašant malonės, ko žmogus tikisi iš Dievo. Tai ir vienuoliai tada tuo laiku padarė tokį didelį sidabruotą rūbą ir tas rūbas uždengė visą paveikslą. Istorija klostėsi toliau irgi labai taip skaudžiai, sukilimai vienas po kito, po pirmo sukilimo 31 metų čia vienuoliai išgyveno, po 63 metų sukilimo vienuolyną uždarė caras, vienuolius išblaškė po kitus vienuolynus ir taip visi iškeliavo, išsineždami to paveikslo paslaptį su savim, paskui matyti žmonės išmirė, niekam nieko nepasakė ir taip ir liko tas paveikslas paslėptas ir tarsi dingęs. Ir jie atrado tik 1989 metais, visiškai atsitiktinai, čia vietinis klebonas su parapijiečių pagalba tą altorių tvarkė. Ir vienas parapijietis sugalvojo pasižiūrėti, kasgi yra už to barchato. Taip jau sako, senas, sutrūnijęs audeklas, reikia jį pakeisti nauju. Tai jis pasistatė kopėčias, palipėjo aukštyn ir tiesiog visą tą seną audeklą nuplėšė. Ir kaip pat žmogus pasakojo, sako taip, nulipo kopėčiomis ir atsisėdo ant žemės iš nuostabos išsižiojęs. Sako, man toks jausmas, tarsi Marija savo žvilgsniu kiaurai mane pervėrė. Ir iš tikrųjų, kai žvelgiam į paveikslą Marijos žvilgsnis iš paveikslo yra labai intensyvus ir turi tokią įdomiai nutapytas paveikslas, kad nesvarbu, kokioje vietoje žmogus yra, Marija visur žvelgia jam į akis. Ar vienam kampe, ar stovėtų visai kitam kampe, ar jeigu mes tiesiog eisim iš vienos pusės į kitą, Marija visur lydi žmogų savo žvilgsniu. Paveikslas yra stebuklingas ir tiesiog ne vienas žmogus yra pasakojęs, kad prie to paveikslo ir įvairiausių Dievo malonių gauna ir sveikatą, ir yra žmonės, kurie tiesiog
važinėdavo ar iš kitų miestų melstis už savo vaikus, už anūkus, kurie turėjo sveikatos problemų, kitokių problemų ir tiesiog paskui jie patys jų pačių liudijimų, kad tiesiog tos problemos stebuklingų būdų susitvarkė. Kelionę bažnyčioje tęsime su ponu Gintaru, stabteldami prie 18 amžiaus šventojo Antano paveikslo. Šventasis Antanas šioje parapijoje yra labai gerbiamas. Jo garbei rengiami atlaidai tikintiesiems. Kadangi mano močiutė Keraitytė Viktorija yra čia už 6 kilometrų gimusi, augusi, ištekėjusi ir nugyvenusi savo dienas, tai man dar mažam vaikui persakė tokį ketureilį, kurį, reiškia, moteris mėgdavo prieš Švento Antano atlaidus visą laiką čia atkartoti. O jis skamba maždaug taip, aš pacituosiu. Švinsu Antanai meldžiu taviai, visas džiaugias vyrų gaviai. Ir aš mielai tau tarnaučia, kad tik vyrų kokį gaučia. Reiškia, ir tuomet reikėjo čia prie Antano paveikslo joms pasimelsti ir jau iki kitų Antaninių, reiškia, jau viskas buvo nutikę, būdavo nutikę ir jau mergauti nebetekdavo. Tai vat šalia rastų daiktų, tai Antanas grąžindavęs ir atiduodavęs tai, kas moterims priklauso. Turime tautodailės kūrinį, matom čia Nazariečio skulptūra. Ir kas būdinga tautodailiai, jo vaizdavimo būdas, būtent vaizduojamas, jis yra surištas virvėmis. Na, čia neišlikusi pilnai yra, nerestauruota, visiškai autentiškam pavydale, bet virvė reiškia, kad čia vaizduojamas yra būtent Nazarietė. Ir lietuvių tautodailiai tai yra labai mėgstamas siužetas. Išsirenkame tinkamą raktą ir pravėrę duris patenkame į bažnyčios požemių paslapčių karalystę. Šis rūsys yra po visų bažnyčios perimetrų, taip sakant, kiek yra bažnyčios statinio, tiek yra ir rūsio. Ir pagrindinis dalykas, kodėlgi čia taip yra keistai, nes, kaip žinom, bažnyčių rūsiai dažnai buvo naudojami ir statyti palaidojimams. Tačiau su šiuo rūsiu yra šiek tiek kitaip. Ir kaip žinote, kadangi čia yra labai žema vieta, ir tas rūsys po visų bažnyčios mūrų statytas tam tikrą prasme kaip tam tikras hidroizoliacinis įrenginys, todėl kad apie visą bažnyčią, jeigu mes pasižiūrėsime kažkur per langelį, tai iš šono rasim visur apie bažnyčią daugybę langelių. Ir kągi padaro tie langeliai? Tų langelių gausa aplink visą bažnyčią, jie laikomi visą laiką atviri, sudaro tam tikrus skersvėjukus, kurie skersvėjuoja ir šiek tiek džiovina tą apatinį bažnyčios mūrą. Jo, ir tokiu būdu drėgmė, reiškia, išsivedina jau rūsyje ir ji nekyla bažnyčios mūrų į viršų ir neardo mūro žiemą, kuomet, na, žinot, kai sušala mūras, jis ardo vanduo mūrė, o kadangi čia yra mūras nedegtų plytų, tai jis jau būtų senai suiręs, jeigu nebūtų tokio rūsio ir tos ventiliacijos, kuri čia yra sukurta būtent tokiu būdu. Nuo seniausių laikų čia yra labai žemos pelkėtos vietos. Jau Kazio Inčiūros eiliuotoje legendoje Troškūnų vienuolis legenda baigiama taip, kad ir štai laikai nauji užplūdo, į laužus ragana sugrūdo, čirškėjo ugnyje ir troško kūnai, nuo to vietovardis maždaug būtų Troškūnai, ar ne? Tačiau koks dalykas yra, ką reiškia Troškūnų vardas? Iš tiesų yra keletas versijų, manoma, kad tai yra nuo asmenvardžio, bet dar kiti šaltiniai teigia, kad tai greičiausiai nuo to, kad kai užsidegdavo, kadangi yra žemos vietos, daug durpynų ir miškų, kai užsidegdavo anksčiau durpynų, jos buvo neįmanoma užgesinti. Dabar gaisrininkai vargsta mėnesiais, kol užgesina durpyną degantį, o tuomet, jeigu tik durpynas užsidegdavo, tai įsivaizduokim, kas dėdavosi, jeigu nebūdavo vėjo. Tas smogas stovėdavo ties ta vietovė ilgai ir būdavo iš tiesų trošku. Bernardino atsikraustimas čia susijęs su dvarininku, kuris iškvietė čia juos ir pastatė jiems mažą mūrinį vienuolyną ir medinę bažnyčią, kurios ten keletą metų degė. Bet ta vieta turi kitokią truputėlį situaciją, kitokią vertę ir kitokią prasmę. Iš tiesų, tai ši vieta Troškūnai
yra ta vieta, kur ribojasi Aukštaitija, senoji Sėla ir Naršios senovinės žemės. Nes čia už kilometrų kelių šiauriau esanti Latuvos upelė kaip tik ir minima senuose istorijos šaltiniuose, kad tai yra riba tarp Sėlos ir Lietuvos, tarp Aukštaitijos, reiškia. Ir kurią kadaise Mindaugas buvo užrašęs ordinui, reiškia. O tuo tarpu jau už Anykščių, jau nuo Anykščių, anapus į rytus jau yra Nalšė. Tai ši vieta, kodėlgi ji, kaip tik mes sakom, kad yra tarp tų trijų senovinių Lietuvos žemių, todėl kad iš tiesų buvo praeinama tik tai žiemą, kuomet visiškai užšaldavo pelkės ir ežerai. Nes nuo ledynmečio laikų šita vietovė buvo labai vandeninga ir dar 19 amžiuje čia buvo aplink labai daug ežerėlių, kurios jau 20 amžiuje daugelį jų nusausino, numelioravo ir nuleido į griovus. Tai čia įvyko dideli pasikeitimai. Ir manoma, kad bažnyčia iš tiesų stovi saloje, kaip rašo vėlgi Kazys Inčiūra apie baladėje Troškūnų vienuolis, kuris palypęs aukštyn bažnyčios bokštų miške mato Nevėžio pradžią, miške mato, reiškia. Ir tai yra labai svarbu, nes čia būtent pradžią gauna upė Nevėžis, kuri dovanojo vardą mūsų miestui Panevėžys. Ten, kur Nevėžis banguoja, vagą giliai išrėžęs, jo gilią mintį te žino Dievas, tai vėlgi tai yra Maironio plunksna, kuris taip pat ir čia yra buvęs, ir čia mišiose dalyvavęs, ir matyti jas laikęs, ir su Kauno kunigų seminarijos seminaristais rezidavęs čia greta buvusiam Vašokėnų dvare. Ir mums čia labai džiugu atvažiuoti būna lankyti šitą objektą ir reguliarių reisų metu vasaro, kuomet mes kas antrą sekmadienį atvažiuojam čia su turistais iš Anykščių, o taip pat ir su panevėžiečiais, nes mes čia pradedam savo kelionės kovo mėnesį, kuomet atvažiuojam paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kovo 11-ąją. Po to būtinai atvažiuojame į Antanines, į didžiosios atlaidus, kviečiam visus kilusius nuo Troškūnų keliauti siauruku čia į atlaidus, reiškia į Antanines, susitikti su giminėm, jeigu dar jų yra, ar tiesiog pabuvoti protėvių žemėje. Ir taip pat čia, žinoma, važiuojame ir rudenį, ir tai būna ir Karalienės Marijos atlaidai, o ir, žinoma, degustuoti jau pasaulinę tapusią šventę Božolė. Ir šis objektas yra įtrauktas į maršrutą. Taip, iš tiesų reikėtų, mes taip sakom, kad Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis tai yra žiburys siaurojo geležinkelio pakelėje. Tačiau šis vakaras išskirtinis, nes vienuolynas laukia svečių, Božolė reiso svečių, kuris rengiamas tik vieną kartą metuose, o vienuolyno menės duris atveria ir svečius pasitinka pranciškoniškaisiais abitais pasirėdę ir patarnauti nusiteikę jaunuoliai. Šventės atidarymą paskelbė vakaro šeimininkas ir erdvėje pasklinda nuostabūs garsai ir pojūčiai, nunešantis net iki Prancūzijos. Bet turiu pasidomėti, ką bendro turi vynas ir vienuolynas. Vynas buvo reikalingas liturginėms apeigoms. Ir kiekvienas vienuolynas laikė būtinu pasigaminti savo vyną toms apeigoms. Žinoma, o kažkokį tai perteklių vienuolynai parduodavo. Bet ilgainiui, stengdamės išpuoselėti jo kokybę, perduodami iš kartos į kartą vyndarystės paslaptis, vienuoliai tapo to patys neplanuodami ir nenorėdami, patys puikiausi vyndariai viduramžiais. Ir tai, ką po to paveldėjo pasaulis per vyno ūkius, arba vyno ūkiai, ką paveldėjo, tai buvo visa tai, kas buvo sukurta visų pirma vienuolynuose. Tai todėl mes nesitiktinai ir degustuojame Božolė jaunai šių metų derliaus vyną. Kiek metų jau vyksta šitas Božolė? Ir tai mes atvažiuojame čia susipažinti su šių metų gerybėmis, čia jau 8 metai. Jeigu tradicija laikoma, kai įvykis kartojasi 3 ar 4 kartus, 8 metų, manom, kad tai yra tradicija ir manom, kad ji verta būti tęsiama. Ir vieną kartą metuose. Štai negalima daryti. Nei pavasarį netinka. Ne, jau tas 3 lapkričio 4-adienis visas pasaulis tai daro, reiškia. Ir mes džiaugiamės, kad, reiškia,
mes visada džiaugiamės, kai Lietuva savo kultūros vienokius ir kitokius reiškinius pristato pasauliui, Paryžiuje ar Helsinkį, ar Romoje, dar kur nors kitur. O tačiau mes gerbkime viso pasaulio gražiausius dalykus ir kodėlgi mums nepasidomėti tais dalykais arba vieną vakarą nepagyventi prancūziškoje dvasioje. Žvakių liepsnelių jaukumas, vaišės, didžiuliai vaisių krepšiai ant stalų liudijo, kad puikiausi žemės dovanos čia skirtos mums. Nors iš tiesų jau pabūti čia yra dovana.